Ar žinote, kur yra mažas pasakų miestelis miško apsuptyje? Taip, čia, tervietėje. Bilietas yra, žemėlapis yra ir dabar keliaujame užkariauti tervietės gamtos parką. Man tai yra čia viena gražiausių šio gamtos parko vietų. Pirmą kartą eisime tokį labirintą. Truputį nejauku. Mes dabar esame labai gražioje vietoje Tervietės piliakalnių viršūnėje. Atvykome prie labai gražaus ežero, esančio netoli Tervietės piliakalnio. Namelis ant vištos kojelės, kaip toje pasakoje, tiesa. Ar žinote, kur yra mažas pasakų miestelis miško apsuptyje? Taip, čia, Tervietėje. Atvykome čia jau nebe pirmą kartą. Ir ką mes čia pamatysime? Nykštukų nameliai, zonos išpuoštos gėlėmis. Miškų takai, netgi 100 medinių pasakų herojų. Ir žinoma, ilgas pasivaikščiojimas tiesiog miško apsuptyje. O dar kitas pramogas parodysime. Tai žodžiu, keliaujam. O pačią pradžią mūsų dienos pradėsime nuo šio naujo apžvalgos bokšto. Jis nėra jau toks mažas, 25 metrai. Galima kilti liftu. Mes greičiausiai lipsime. Kaina 3 eurai žmogui. Ar keliausime vis 3? Yra liftas, bet liftas neveikia, tai reikės lipti laiptais. Kaina jo yra 3 eurai. Mums gerai sekasi, jau baigiam įpusėti. Apžvalgos bokštą. Tau laiptai nebaisus, ne, Rili? Apžvalgos bokštas yra įveiktas, ką tik apžiūrėjome visą panoramą, apėjome aplink. Tai tiesiog atsiveria labai gražus pušynas ir didžiulis parkingas naujas. Tai tiek. Keliausime toliau. Esame drugelių namuose. Atėjome pasižiūrėti, kokių gražių margaspalvių yra drugelių. Matėme, yra kelios papūgos. Ar karšta jau? Šiaip tai labai karšta. Toks jaupas, kaip esi atogražas išvadinti. Tai vat kokį karštį iš tikrųjų mėgsta drugeliai. O dabar esame Tarzano parke, naujame pastatyti, nes senąjį gaila va ten buvusi audra tiesiog suniokojo. Tai na ką, mes gal biškį palauksime, kol užaugsime ir tada jau galėsime išbandyti savo jėgas šiame Tarzano parke. Ir keliaujame toliau į mūsų pagrindinį objektą. Šis Tervietės gamtos parkas yra, žinokit, didžiulis, netgi 1400 hektarų. Taigi pasiruoškit realiai visą dieną, maistas, piknikas arba, aišku, yra vieta, kur galima pavalgyti. Taigi keliaujam! Laukia nuotykiai, Rilė! O dabar atėjome į valgyklą pavalgyti, pasistiprinti mūsų šiai dienai. Viskas, mūsų pietų pasirinkimai jau yra ant stalo. Vištienos troškinys, kas grikiai, kas bulvės, salotas. Vaikų yra ir kotletukų, ir žuvies, ne? Valgyti tikrai yra ką pasirinkti. Tai pavalgysim ir keliausim. Ir kaipgi be latviškos giros. Vietinės tervietės? Jo, vietinės tervietės. Ir jeigu įdomu, tai mes už viską sumokėjome 20 eurų.
Garnyrį daržovės vaikui padalinom, vaikui paėmėm tik kotletuką, o mum va tokios porcijos irgi yra. Skanus? Bilietas yra, žemėlapis yra ir dabar keliaujame užkariauti Tervietės gamtos parką. Esame buvę, bet tikiu, kad dar tikrai čia slėpėsi dar daug visokių nuotykių, o dabar dar mergaitė yra didesnė, tai laukia iššūkis, Arilė? Aišku, kad laukia, nes nori eiti vieną pusę, eina į kitą pusę. Tai va taip ir kariausim. Ar gerai pažįstate grybus? Atėjome iki grybų parko, tai va galite įsitestuoti, ar visus grybus pažįstate. Kaip šitą, pavyzdžiui, ne? Valgom ar nevalgom? Visai įdomu. Labai gražiai atrodo. Vaikui va įdomu, va užsiėmė, nes taip kelia tokį biškį. Yra ką veikti praeiti. Kas čia? Kas čia tas gražus grybas? Ką senelis renka į mišką nuėjęs? Ką renka senelis? Baravyką. Da. Šiandien nemo? Kur mūsų voveraitės? Kadangi nėra, tai vaiko ir nėra. Taigi einant iki vieno pagrindinio šio gamtos parko objekto, jau buvom nutarę, kad vyras lips į viršų, mes pailsėsime apačioje, kadangi čia yra 39 metrai aukščio, bet yra uždarytas šis bokštas dėl saugumo sumetimų. Taigi galėsime toliau keliauti į nykštukų pasaulį. Ten, kur daug gėlių, daug namelių mažų, ne? Zoologijos sodą. Ai, nu gerai, žinai. Tai kadangi čia nebereikėjo lipti, keliausim į zoo parką. Va, ten tai bus įdomu. Vaikui labai patiks, mūsų vaikas labai mėgsta gyvūnus. Taigi tokia netikėta pertraukėlė miško apsuptyje. Ne? Pasisekė vaikui, gavo jau savo uogyčių šilauogių. Pailsėsime, va čia va tokia yra terasėlė pavėsyje ir keliausim. Yra ką veikti, žakit, yra kelias nemažas, atkarpos kelio, tikrai. Pavargom, tiesą sakant. Reikia atsipūsti. Na ir kaip jum, mini zoo? Arilė, fainas ožkytės. Pažiūrėk, kaip griaužia ožkytė šaką, matai? Turės šnekėti mane? Baigiam susikalbėti jau. O ne? Mama, be. Mama, be. Tu be, sako, nu. Be. Pasidžiaugėme gyvūnais, o jeigu norėtumėte įeiti į vidų, pamaitinti juos, kainuoja 2 eurai.
Taigi pagaliau pasiekėme Nykštukų namelį, tai čia yra tikra pasaka, išpuošta pilna gėlėmis, maži nameliai. Tai bent jau man tai yra čia viena gražiausių šio gamtos parko vietų. Vaikui čia labai patinka, iš yra namelė, perina į kitą namelį, tenka ir mano vaikai, aišku. Yra kavinukė, galima nusipirkti kavos ir suvenyrų. Taigi labai labai graži vieta čia. Kur tu? Ką tu čia atneši man? Kaladuką vaikas atneši. Tu šaunuolė? Didelis čia yra kaladukas. Oho. Nu va, taip ir žaidžiam. Čia, žinokit, galima ilgai užsižaisti. Eik tu savo, ką mes čia darysim? Tai pavaikščiau, aptikram namelius. Ir ką, keliausime toliau? Iš Nykštukų miško persikeliame į Pasakų mišką. Kita zona, kiti objektai, kiti miško takai, takeliai, tai keliausime. Un atpakaļ tā, ka nāksiet, tad likšu atstrādāt. Jā. Jā. Radat veiklos, radai tokią didelę varlę ir liukai. Nu, šaunuolė. O! Aš to 5 norėjau duotą, iššok žemerių. Atėjo laikas įveikti šį labirintą. Pirmą kartą eisime tokį labirintą. Truputį nejauku, nes reikės sugebėti išeiti iš jo. Eikit, tu rodyk kelią gerai, mes eisim. Nu. Aha. O ne. Čia ne. Jau pasiklydęs. Viskas akligatvis. Arilė, viskas. Ne, tai čia atgal eisim namo, arliukai. Tai einam į labirintą, va. Čia tėčia galva apsuks. Nu, panašiai. Šių žemėlapį gal eini? Turi žemėlapį? A navigacija čia įsijungi, kur išėjimas. Kažkaip labai užtikrintai eini. Kol neatsitrenki į sieną, tol užtikrinti. Mes iškart į akligatvį, tu dar čia eini niekaip dar. Ar nepasimeskime, žinok. Mes nepasimeskim, po to žinok nerasim kelią. Valio, minutė 30 įveikta. Ei, tai tu čia buvai kažkur, nežinau. Viskas, vaikas laimingas, labirintą praėjom. Tėčia pagalba praėjom greitai. Taip atrodė, žinai, kad čia bus sudėtinga, bet tai netgi dar trūksta labirinto, dar biškai trūko. Arilė? Mūsų vaikas optimistas. Puolė greitai, bet kad ten tos virvės tuneliai, mes dar biškai mažesam. Šiaip tai labai faina zona iš tikrųjų vaikam. Kaip Tarzano irgi, kiek visokių valykų reikia kliučių įveikti. Bet Arilė, man reikia kažko pasiieškoti tokią biškai lengvesnę. Ar teks išeiti lauką, beieškant. Va, žiūrėk, Arilė, sauliukas, va, gali likti.
vyksta statybos, parkas plečiasi, bus naujas tiltas per upelį. Ten va toli matosi Piliakalnis Tervietės. Vėl grįžome į pradžią, iš kur pradėjome šį savo ėjimą. Kiek kojas leido, tiek nuėjome, praėjome netgi 10 km. Labai gražus šis Tervietės gamtos parkas. Jeigu nesate buvę, tai labai rekomenduojame, nes mes jau ne kartą grįžtame ir tikrai esam patenkinti. Prabuvę tiek dienos gamtos apsuptyje, tiesiog atsigauni, pailsi, pasportuoji, kas be ko, tikrai žakėt kojas jaučiasi. Tai va, ir dabar jau galima nusipirkti suvenyrų, o gal ledų ir tiesiog keliausim kažkur kitur. Galima raganą nusipirkti, ne? Šit. Ja, jetzt meinst Ah, du. okay. Tulpiniukų nereik? Vengiam cukraus. Dabar susimokėsime už parkingą. Kainuoja 5 eurai visai dienai. Pasitinka mūsų arkliai einant link Piliakalnio. O ten, žiūrėkit, brenda tiesiog per upę. Mes dabar esame labai gražioje vietoje, Tervietės Piliakalnio viršūnėje ir ši vieta mena tiek daug istorijos. Tiesiog bandysiu greitai jums papasakoti, nes labai viskas įdomu, kad prieš 700 metų čia buvo vienas iš svarbiausių Žiemgalių centrų. Čia stovėjo didelė medinė pilis, ištisinė buvo gyvenvietė ir žmonės čia ne tik gyveno, čia žmonės kariavo. Kariavo su kryžiuočiais, bet jie atsilaikė. Ir netgi vėliau buvo savo tą medinę pilį jie sudegino, kad niekas iš jos nieko nepaimtų ir nepasinaudotų. Tai ši vieta mena labai daug istorijos. Tiesiog įsivaizduokim, kad dabar vietoj tų medžių čia gyvena žmonės, kariai, gyvuliai. Tiesiog čia vyko gyvenimas. O dabar čia tiesiog yra ramu, tylu ir net sunku suvokti, kad čia vyko tokie dalykai. Lipus ant šio Piliakalnio galima tiesiog pasigrožėti panoramą. Galbūt matysite labai daug žirgų. Va šioje teritorijoje treniruojasi daug žirgų, matėme, kai tik atėjome, pasitiko mumis labai daug žirgų, prabėgo taku.
O dabar keliaujame pamatyti, taigi kas čia per pilis stūksanti šiame miške. Kitoje pusėje gatvės, kur buvome prie Piliakalnio. O čia stovi Tervietės pilis, ta pati medinė pilis, kuris stovėjo ant Piliakalnio viršūnės ir buvo sudeginta pačių žiemgalių. Bet archeologai iš viso to, ką atrado, jie tiesiog mano, kad va tokia pilis stovėjo ant Piliakalnio. Čia yra muziejus, kainuoja 5 eurai ir galima pamatyti, nes yra labai daug radinių rasta archeologų. Su gidu kainuoja 30 eurų. Atvykome prie labai gražaus ežero, esančio netoli Tervietės Piliakalnio. Tai pirma vaizdas, panorama, tiesiog visur žalia, tyvuliuoja vanduo. Ten toli matosi paukščių stebėjimo bokštelis, galima stebėti paukščius. Žmonės plaukioja, galima papramogauti, įsigyti valtį arba dviratį ir tiesiog pabūti vandenyje. Labai gražus seklus paplūdimys, galima maudytis. Kitoje gatvės pusėje yra parkingas, pastatyti mašiną, yra tualetai, viskas labai patogu. Tai būnant netoliese, būtina šią vietą aplankyti, atvažiuoti. Ir jeigu norisi pabūti daugiau šioje vietoje, mes parodysime, kokias nakvynės čia galima įsigyti. Taigi čia va yra prieplauka, matome, kiek yra valčių. Taigi galima pasiplaukėti, o čia toliau galima įvažiuoti į teritoriją, kur yra labai gražus nameliai. Tokie jaukus, daug žalumos, obelys. Einame, tiesiog skubu jums parodyti. Ir va šie nameliai yra lyg urvuose. Galite įsivaizduoti, kaip jie čia gražiai atrodo. Didelės durys stiklinės. Tai va kiek šviesos duoda ir erdvės viduje. Ir viskas taip jaukiai padaryta, kadangi labai daug ir erdvės turi pats namelis, galima į pievą išeiti. Ir kiekvieno namelį yra pasodintos gėlių kompozicijos. Yra prisodinta tokio miskanto, tiesiog tokių smilginių lauko gėlių. Labai gražiai atrodo. Pažiūrėkit, kokio čia grožio namelį. Galime prieiti truputį arčiau pasižiūrėti. Namelis ant vištos kojelės, kaip toje pasakoje, tiesa? Labai gražus. Yra hamakai, yra kokie laiptai sukti gražus. Na jau labai graži arba yra žmonės, kurie gyvena. Nu vau, žinokit, tu išeini ir tiesiog matai mišką, paukščių garsus. Čia kitoje pusėje matosi ežeras. Na pasakykit, ar ši vieta nepasakiška? Taip tikrai kaip iš pasakų vietos. Dar tas ežeras kiek priduoda grožio. Ir čia taip ramu, taip gera, toks geras oras. Čia galime pamatyti visą šio parko teritoriją. Tai čia va tas glampings, tie nameliai, ežeras ir va kiek daug čia galima nuveikti. Tai jau galvojate, kad nenorite, pavyzdžiui, vien tik ramybės, tai žinokit, tikrai jūs jos ir neturėsit. Planuokite, čia galima tiek visko daug aplankyti. Ir per tas tokias patirti labai daug įspūdžių.